asbestos norėjo. Jo, mano mito pridėti. Susinešti. Feel the moon on my skin. Need some food and getting thin. The eyes in the sky, they know it's going down tonight. I'm deep in the jungle.
start to rumble. You are right, the temperature starts to rise. I feel proud. I feel proud. I feel proud. I feel proud. Yeah. I feel proud. I feel proud. I feel proud. I feel proud. And it turns me on. Любому. It turns me on. It turns me on. It turns me on. I feel proud. I feel proud. Yeah. I feel proud. I feel proud. And it turns me on. The friction is tension, sexual sensation. I sense you are close, always close. Our claws come together. We finally surrender. Make love. Spėsiu viską pačekinti, kol jie ten susirinks. Spėsiu dar viską pačekinti, kol jie ten susirinks. I feel proud. I feel proud. I feel proud. Na, tai aš tikiu, tik. Feel proud. Oh, yeah. I feel proud. Bam! Siena. O Jezu, Marija, geriau į Facebooką būčiau neėjus, nes visada, kai nueini, tai kokį nors baisą fotkę pamatai. Ypač tas, kur rodžiau. Kas to daros? Biški techninį neskandumį nesinauksi blogą. Jie lieka 6 komandos. Bus 2 grupės. Po 2 komandos iš 3 komandų. Ir išeis po 2 komandas iš 3. Finalai buvo 3. Ir tai penktadienį ryte, jeigu ką mus domina vien 6. Ne, normaliai dabar galima pasisveikinti su mūsų publika. Nu ką, labas vakaras. Su heiteriais. Hebrytė. Labas. Ir aišku, hebrytė, ir aišku, heiteriai. Nu ką, šiandien žiūrėsim vėlgi tiesiogiai iš GGVP studijos. Kaip visada mėgstu taip sakyti. Ir ką, Tualeto. nereikia, kad nuotaika va tokia.
Remontas jo, tualetas. Gerai, šalin. Gerai, žiūrėsim šiandien iš tikrųjų mačą Beast LT prieš MC. Jo, na, Beast LT komanda jau ne pirmą kartą matot. Na, šiandien būtent jie žaidžia su MC. MC komandos ne vieno kartą dar nematėt per group stage. Na ir būtent šitą komandą šiandien pristatom. Na ir kaip matot, susirinko visi žaidėjai iš MC komandos. Kaip matot, Delekšina, Envru, MC pats, Stroy ir Fly. Ir kągi, kol kas laukim dar vieno žaidėjo iš Beast LT komandos. Kol jis prisijungs ir tada startuos visas mačas. Na, aš dar kartelį pažiūrėsiu. Man parašė, ar ready mes. Mes jau ready parašysiu. Ir ką, laukiam paskutinę žaidėją, prisijungs ir galėsim jau stebėti. Kiek pastebėjau, tai yra grupė 5, tai yra lietuvių grupelė, kur paskutinė kova vyks Beast LT prieš MC komandas ir 5 grupė jau bus sužaidusi pirmą visas kovas ir ją galima bus uždaryti, na ir ten jau toliau adminas spręs pagal taškų skirtumus, laimėjimus, pralaimėjimus, dravos ir taip toliau. Ten jau dalykas. Labai malonu, kad jau taip pat greitai sužaidė. Bent jau 5 grupę ir iš tikrųjų, kiek pastebėjau, iš 6 grupių, ne? Tai pastebėjau, kad 2 grupės labai jau lėtai žaidžia. Ypač kur Grizzly, Silvers, dar, čia tik pavyzdžiui. Kaip pavyzdžiui, nes prisimenu, kad tos komandos būtent ten žaidžia, tai ten net 7 kovas turi komandos sužaisti. O laikas tik. Dar liko savaitę ir 3 dienas, kiek žinau. Nes man atrodo, rugsėjo 4 ar 5 dieną pasibaigė jau paskutinės kovas. Tai tik. Kai jo, kažkam į mokyklą, kažkam į universitetos, kažkam į kolegijas. Nu, karočią. Kas dirba, tas dirba toliau. Kažkam streamint, kažkam statyti GGVP Super Kiber Arena, ją sporto. Super duper, nežinau, 3K VV8 Kiber sporto arena. Tai čia aišku rugsėjo mėnesį, ten dar, nežinau, iki žiemos galbūt pasibaigs darbai, nes apskritai sporto arena ten tik vidų darbai vyksta. Tai yra vyks. Nu ir ką, matom, jau iš tikrųjų susirinko visi ir grąžinsiu jums soundus. Iškirauna su tom dainom, nežinau, prisimenu vieną dainą, bet norėčiau visai parsius, bet nepamenu kaip vadinas. Nu ką, Knife Roundas, nepavėluosim, ne jokio Knife Roundą, žiūrim, kaip susipjaustys ir nuspręs už kokią pusę pradės komandas. Tu ką, sėkmės komandom ir matom jau pjautas pas mus undercoveris. Ir kol kas matom, apsipjautys, turėtų greitai sumest ir važiuosim. Jo. Ne, tai nieks nieko čia ir nesako. Ir MC paims Knife'ą, kaip čia buvo. Kažkaip netikėta, bent jau man. Ir žais už Terus, ar žais už Mentus? Swap. Swap. Jo, prašo swap, MC Swaperino, Delekšinas rašo ir jie pradės už gynybą, tai yra už CT. Na, o Beast LT komanda būtent už tą pusę pas mus puls. Nu ką, simgės komandom ir dar prašo sekundėlę, sutvarkys paskutinius nustatymus savo konfigos. Jo, galiu padanaitinti cheatus, bla. Žiūrėk, parašom per chatą, donate V8 Valhack 2 undercover. O, viskas, varom. Gerai, varom į pirmąją pusę ir, kaip matot, pas mus Beast LT komanda 3 žaidėjai juda per namą? Ne, net norėjau alėjų, va dabar jie alėjų randasi. Visai pamiršau, VIP meniu neveikia. Ir kaip matom, sumetė deko į skirtingos pusės ir undercoveris iš rampos, o Tech 1, D1 vakar vadinau, šiandien Tech 1. Nu ir matom, jau Fly
padaro kylą, minuso Ir ant Take Stroy, One tuo kad pačiu undercover stroja. nuima. Minuso undercoverį, na ir kągi. Matysim MC. Vieną B plantį, neblogai Helena pas mus respawno, 3 laifus jam palieka ir man atrodo toj respawno tiesiog nuims, taip ir yra. Ir Edgar daro tikrai nemažai damage, jis lieka 1 su 50 HP. Ir tai tiesiog Deja, minusuoja. ne vieną Sausas minusą raundas. Jo, bet, man tai visgi padėjo C4, bent jau toks pliusas. Ir plius pinigėlį. Čia geras bonusas vis tiek. Ir ką? 1-0, nulems naudai. Manau, dar vieną one Eilinis more. seko, standartiškai nieko naujo, aišku, nepasakysim. Na, C4 bent jau padėjo, tai trečią raundą tikrai garantuoto normaliai galima pirkti. Aišku, galimai buvo dabar pirkti Jeigu kokius dar galilus, pabėgs dabar bet C4, bet tai nereikia tau force buy tokių atkvailų. Na ką, matom 3 CZ-škės, kaip aš vadinu, ir PD50 undercover su Edgaru. Na ir kurgi pas mus jie keliauja, iš tikrųjų paprastai judės. Slow. 4 rampa ir man undercoveris iš namo, kaip matom. Taip. Dings, manau, smokas ir visas veiksmas prasidės Ir iš tiesiog tikrųjų. rušas undercoveris nusiema Ir neblogas. Spawnas Stroy ir tiesiog apsikeitimai kilais. Na, ar pavyks paimti eko dar neaišku, kadangi... Nu, dar 2 low kažkaip žaidėjo low. Edgaras su respawnu. Na, raudoni. Raudonį, Ir tiesiog, vėlgi, Bet Bet matom vis tiek iš nuo MC komandos Navru į Delekshinas irgi 12 ir 15, bet dėja, protingai sužaidė ir antras raundas vis tiek keliauja į nuo MC pusę ir bent jau antrąjį C4 padėjo vis tiek. Tai tikrai, taip, kaip ir sakiau, tai galima tikrai būtų buy daryti jau. na dabar garantuotai vis tiek spirks. C4 padėjo 2 kartus. 1000. Ir tuo labiau, kad trečias raundas, nereikia jokių jau eko raundų. Nu, vat kaip Na, matom, jeigu taip ir nebūtų yra. padėti sakyt, tai... Na Dar taip, tą. tai darytų, manau, eko raundą, nebent pirktų kokias P90. P90. Pro lyga P90, favorite itemas. Na ir aš po to pažiūrėsiu, kai vat pasibaigs. Maksimum galbūt 8 raundai, pažiūrėsiu statistiką, kas už ką ten prabalsavo. Pas mus šiandien hitboxe koks lygis procentas. Na ir žiūrim, kol kas. Kągi, matom, iš tikrųjų, C4 palikta, žinoma, kad tiesiog CT, tai yra nuimsi komanda nepamatytų, kur bėga C4 ir... Nu, kodėl? Čia protingai. Ne, tai aš nieko nesakau, tai čia viskas yra gerai. Ir tiesiog Delė nusiema respawną, undercoveris nusiema Delę, ir eiliniai apsikeitimai kilais, minimalus centrių fragai, kad būtų tiesiog lengviau užimti tam tikrą plantą. Na, Ir pasimsi matom vis dėlto vėlgi, C4 ar tiesiog minusuo žaidėjus. Na, turėtų pirmąją raundą paimti, manau, VSLT komanda, visgi MC su AWP, Navru su MK. C4, aišku, Na, reiktų MC dar kaip tik nusiema prigriebti. Tehuan. Ir man atrodo vis tiek judės jie į B plantą, Smile su Edgaru, va, dviesi, B plantas tuščias, Navru Taip, iš ir bus. Jungle, na ir MC prie Sniper Towerio. 2 prieš 2 situacija ir manau, turėtų imti, bet supranta irgi pas mus nuo MC komanda, kad jie keliauja į B plantą. Ir gerą poziciją Navru jau užėmė, mato 2 žaidėjus, šiek tiek Helena pas mus Edgarą. Na ir man atrodo, argi pavyks paimti šitą raundą, dėja net nespėjo padėti Edgaras pas mus C4, 17 sekundžių ir dėja MC paima Smile ir trečias raundas. Aš Visgi. dabar užmačiau vieną tokį dalyką, chat'e, Bontavi rašo, pagal turnyro informaciją duoda grupėse, mes turim 5 savaitės suloš Tai- su visom komandom, tai what the fuck. Nu, Tiesiog aš, supranti, jeigu kitos grupės suloš, tarkim, per 2 savaitės niekas jūsų nenorės laukti. ne tai, kad vienas nenorės. toks dalykas, o dėl kito... Aš tiesiog trumpai galiu paaiškinti, grupėms duota 5 savaitės sužaisti, jau 3 savaitę baiginėjasi, tai lieka dar rugpjūčio visą savaitę ir dar iki 6 ar 7 ten dienos rugsėjo mėnesio. Tai O tai kam pasilikinėt paskutiniam dienom? jo, reikia greičiau Nes paskutiniam sužaisti. dienom kaip tik niekas negalėjo žaisti. Jo, ten prasidės mokyklos, kai kuriems. Ir tiesiog karušas į B iš namo, žinoma, šiek tiek apsikeitimai kilais. Bet tik nuima, kaip matom, Navru. Ir, na, bent jau padeda C4. Tai Jo, yra sekasi toks- dėti VSLT komandai C4.
Ir čia buvo double. Da, jo, double. Nice. Aš irgi galvoju, bet pažiūrėjau viršų kažkaip tai su nikais ir 2 asisos dar gauna. 4-0, no MC komandos pusiai, naudai. Taip, 3. Kaip nori, taip vadinkit. 4-0. Na ir reikėtų kažkaip tai išsigabinti Bistolte komandai. Už raundukus. Na, pinigų yra, iš tikrųjų. Nu, C4 visgi deda, tik vieną kartą nepavyko padėti C4, man atrodo. Respawnas prieš MC, Alapas prieš Alapą. Taip, 2 snaiperiai. Nuims? Na, respawnas taip, aš pasibėjau. Dažniausiai pas Bistolte komandos snaiperis, o iš nuo MC komandos tai tikriausiai ir pastebėsime MC visada su Avapu. Na, visi aišku, su ginkliukais. Ir ką mes matome, Undercoveris tikriausiai bandys fakint A namą. Jo, vienas. 2 centrą ir 2 per tunelį, man atrodo, pareina. Galima ir iš tikrųjų nukeliauti iki ten. Jo, matau Edgarą centriukę. Small išlenda, aišku, ir nebloga granata. Nepastebėjau iš ko, bet 59% lieka Edgarui. Na, žiūrėsim. Delectionas kontroliuoja. Taip. Small. Oi. Small kažkaip O pasičiūrėjau. Undercoveris tik su 2 HP. Jo, dar HP. Na, Delectionas geresnę poziciją turėjo ir ten tiesiog užkabino gerą damage Undercoverį. Mane noris vadinti dėlė. Žinai, tokį šlikštų padarą. Dėlė. Aišku, nepykint, bet... Nu, aš nepažįstu to žmogaus, nenoriu, aišku, jo įžeisti, tiesiog... Galbūt man tai bus lengviau. Aš paspėjau tiesiog su trumpu nickname, tiesiog visada dabar pastebėjau žaidžiu. Tako lieka su 1 HP ir jį čia, aišku, užgaudys nendarau. Jo, be jokių problemų. Kaip matom, 5-0. Na ir nepavyksta paimti to pirmojo raundo Bistolte komandai. Ir galbūt aš kol kas pažiūrėsiu į statistiką balsavimą. Na, visgi už Bistolte komandą balsuoja 52,2%. Na, už ano MC 47,8%. Nu ką, stabdom tada tą votingą ir gali kol kas... Žmonės. Bantavi, tu supranti, kad mes nesam adminai ir mes to tikrai nekontroliuojam. Ir tiesiog, jeigu jūs nesužaisit per likusias 2 savaitės tų kovų, tai sorry. Jūs paliks ten, nežinau, apačiuoja tiesiog. Čia ne mūsų jau problemas, jeigu... Na, mūsų problemas, kuo susijėm ir taip toliau. Jo, yra duotas 5 savaitės per 5 savaitės sužaisti iki 10 kovų čia... Easy peasy lemon squeezy. Gerai, žiūrim toliau, 1 prieš 1 situaciją jau. Nepavyko padėti, kad turiu būtent echo, nes kadangi minusuoja nuvarų už CT. Ir dėja smoką neturi. Lieka ir pirmasis raundas Bistolte komandai atitenka ir iš tikrųjų šaunuoliai. Pagaliau susikopė, o ne atsipalaidavę žaidžia. Na, jo vakar laimėjo, jeigu neklystu. Jo. Aš nelabai Terezą stovėjau, bet... Kas būtent laimėjo? Bistolte? Jo, vakar, ar ne? Ne, jie pralaimėjo 16-7. Pralaimėjo? Taip. Na, tada sorry už klaidingą informaciją. Tiesiog sakau, nelabai žiūrėjau Terezą, kadangi visokių atsiranda heiterių čiatų žiūrėti. Ir kol mes susikalbėjom, Respawnas pasidarė pirmąjį antrį fragą, tai nusiėmė MC. Ir būtent tai nusiėmė Respawną, tai tiesiog apsikeitimai kilais 4 prieš 4, 4 nepalikti vis dėlto ant pečių. Na, pas Edgarą dabar C4, prigrybė C4. Man kažkodėl rodo 5 terus radarą. Aš kažkaip dabar nelabai stebiu tą radarą, man su Valhaku labai gerai matosi viskas. Atingo dabar. Tiesiog buvo. Man Undercoveris vėlgi bandys iš namo užeiti, bent man atrodo... Na, ir Tehuan tiesiog užmato stroj, jeigu neklystu, Fly būtent išlenda iš jungle, nusiema Tehuan jį ir... Ir turėtų Tehuan irgi dar vieną, taip ir yra. Dar antrąjį minusą. Ir Undercoveris visgi jo, Delectioną minusuojo. Šoką. Ir vienas nuvarų lieka prieš 4 žaidėjus. Na, nuim bent jau vieną, taip, nuima Smiley ir jom... Tiesiog bandys saugot. Jo, bandys saugoti, jau nebelieka, jau didelių verčių ir... Ką reikėjo leist, aš nesuprantu. Prarado būtent savo itemą ir 5-2. Na, MC komanda dar vis pirmauja ir tikriausiai matysime eko raundą. Taip. Matysim eko. Oi, vėl rajokina žmogelis. Na, jeigu nežino, ar čia transliuoja būtent vaikinas ir... ar panelė, ar vaikinas, tai galiu pasakyti vaikinas ir panelė. Ir iš tikrųjų, jeigu mato, tai po apačią
Nemanau, kad vaikinas užsidėtų pink spalvą savo niko. Tai jūs biškai irgi galvokit. Na, bet vis dėlto, jeigu tau taip rūpi, tai taip, aš esu panelė, mano nikas kita, mano vardas Kamilė, malonu susipažinti, sveikas atvykęs į mūsų streamą. Ir žiūrim jau 8 raundą ir matom vėlgi bandai sumaisti neblogą. Iš tikrųjų, eko raundą iš nuo MC komandos palieka tik Undercoveris su Edgaru 2 prieš 4 žaidėjus nuo MC. Delė nusiema būtent Edgarą ir Undercoveris tiesiog vienas lieka su 4 padėti, na bent jau vėl šis toks pliusas, nemanau, kad jam pavyks. Tai aišku, net nepavyko pasidaryti dar minusų kažkokių, kad Jo, gautų bent jau daugiau nuimti. pinigų ir tiesiog. Bet paimti raundą tikrai be šansų. Jau buvo dar smauko primetė. Na, bent jau buvo šansų pasidaryti minusą, kol defizinto C4 tiesiog jis, na, nesuprato, kad jam iš nugaros atėjo. Ir visų pusių, na ką? Eko, ar ne, ne. Vienas AKM-as, antras, turėčiau ir trečia, vis tiek yra tų pinigėlė, yra įdropinamas AKM-as. Na ir 2 žaidėjai. AKM-as? Taip, aš vadinu AKM-o. Kai kurie, vat, irgi, nežinau, irgi tie heiteriai būna prisikabina prie to žodžio, bet AKM-as yra AK-7, tai man lengviau tiesiog jį Geriausias vadinti, arba ginklas tiesiog pasauly. AK. Kažkaip tai banalu Kalašas. vadinti AK, Kalašas, AK, Kalašnikov, rusiškai. Na, man kažkaip AKM paprašiau irgi vadinti. Nežinau, kažkaip gražiau net skamba man, bent jau man, tai aš naudoju tokią vat leksiką. Ir ką, vėlgi respawnas minusuoja fly, to pačiu Undercover Destroy. Ir tiesiog pasidaro 2 minusus, tikrai tokius, na, gan lengvus, vis dėlto neapsižiūrėjo nuo MC komandos nariai. Ir tiesiog lieka 2 prieš 5, respawnas su 12 HP ir kaip tik nusiema MC. Ir kaip matom, tik Small, vienas MC lieka visgi. MVRU, C4 padėti aplanti ir tiesiog MC MC lieka jo. saugot. Nu jo, turi jį savo vapą ir tiesiog neturi šansų jau kažkur tai keliauti, daryti minusų, tu labiau neturi defuzų. Na ir ar bent jau išsaugos savo vapą jis, nes B plantė jau vieną žaidėją, dėja minusuoja Edgarą, bet jį medžioja, po visą žemėlapį medžioja Undercoveris irgi iš TRS patechvan per tunelį, smarpt irgi prie centro. Na, galbūt ir pavyks išmušti vapą, pažiūrėsim. Jo, visgi Taip ir pavyksta. Ir ką, matom jau 6-3, po biškį atsigauna pas mus Bistal T komanda. Ir aš užsuksiu biškelį į Skype. Man biškelį reikia. Vis dėlto šioks toks yra iš NoMC komandos. Matome 2 paprastas MKs ir 1 S ir CZ su P250, o būtent iš Beast komandos, tai normalus first buyus. Jo. Ne first, galima sakyti, bet nesvarbu. Na ir matom, Nes vis kad tiek. niek. Jo, neprisigyvenėkim prie tų niuansinių žodžių. Nu ir ką, vis tiek, kol kas ramu. Ant žemėlapį visi susirinkę būtent prie centro 4, tai yra žaidė Undercoveris prie namą. Bandys fakint. Ir Bet jie nuima deja, tą savo jo, nuima. destroy ir MC nusiema small, respawnus nuima fly su lapų ir tiesiog ką mes matome, na, iš konektoriaus išbėga Destroyina. telefono respawns tiesiog miršta ir, na, 7-3. Dviem žaidėjom tiesiog buvo eko, bet jie nieko nelaukdami tiesiog nusiemė minusus. O, kodėlgi nepabandyti užgaudyti kokią, taip netyčia, kaip sakant, žaidėją, neimti, vat, kaip ir matėm. Nu, ne fuksas, tiesiog netikėtai, ko nesitikėjo. Tai yra nesitikėjo, Na, bet vis tiek, apskritai, vat, na, varžovai. galima tikrai patvirtinti, kad tikrai standartiškose pozicijose buvo tie žaidėjai, tikrai galima buvo kuo puikiausiai apsižiūrėti, tiesiog kai kurie žaidėjai, na, vis dėlto nesuprato. Reikia Jo, ką kaip padaryti. matom Undercoverį, vat nuėmė prieš tai, kaip matė. Neblogai, paspaudė tiesiog su CZ neblogai damage. Jeigu teisingai, tai yra taikliai pataikai, tai tikrai nebloga damage. Na ir ką, nebloga pozicija, kas pas mus Fly turi. Jo, kaip pastebėjau Fly. Ai ne, Nevru. Ir Delė nusiema Tefon, kuris bandė išbėgti būtent iš A rampos ir ruošęs tiesiog į B plantą, na, kogi laukti, vis tiek eko ir bandyti bent jau padėti C4 arba bent minusą pasidaryti. Bet man atrodo, Dar vieną jie būtų nieko tikrai jie nepašaut. nepadarys jo. 8-3. Na, šitoj situacijoje pažiūrėsim, ar apskritai BSLT komanda pavyks apsigint po to, vat, kai antra pusė bus. Nes man atrodo šitą jau pusę, nu, neatrodo jau taip ir yra, kad pirmąją pusę laimėjo pas mus nuo MC komanda, 8 raundus jie jau užtikrino.
Na, bet norėtųsi, kad BSLT komanda paimtų bent jau 5 arba 6 raundus. Tikrai norėtųsi tą matyti. Ir žmonės dabar žino į chatą, kas kartai jūs nesipykit dėl jokių matchmakingų ir taip toliau. Kiekvienas turi savo tiesą ir kiekvienas turi savo nuomonę. Ir tiesiog normaliai ją argumentuodami išreikškit ir niekas ant jūsų nepyks. Gerai, matom vėlgi apsikeitimai kilais, bando užeiti pas mus BSLT komandą iš rampos. Ir kodėl nėra normalių minusų, būtent iš BIS komandos, aš nesuprantu iš tikrųjų. Nepavyksta, galbūt pritrūksta kažkur tai raimo arba informacijos teisingos. Bet Small padeda C4, padaro didelį pliusą savo komandai. Na, bet jį nuėma būtent NVRU ir defusinimo C4. NVRU, jo. NVRU, aš šitaip vadinsiu tiesiog, kaip man yra patogiau ir tikrai nepykit, jeigu aš tam blogai kažkokį... Bet man patinka, kaip tu Delection vadini, Dele. Bet aš pripratau iš senų laikų, nes Delection ir jis sutrumpina, taip vadina. Tai yra, užsivadina dabar. Bet aš pripratau, tai man Delection ir Delection, o ne Dele. Gerai, 13 raundas. 2A, 3B. Ir matom iš tikrųjų 3 galilus, 1 AKM ir 1 AVAP, vėlgi resfaunas. Sniperis iš BSLT komandos. Galėtų sniperis ir parodyti mums žaidimą, kaip reikia žaisti su AVAPu ir apsiktai šitam žaidime. Na ir Techvan. Techvan, būtent nusiemu nuo NVRU, Edgaras tą norėjo pasakyti, bet aš jį pertraukiau kaip visada. Taip. Ir ką, būtent keliasi į balkoną. Jo, Delectionas turi gerą poziciją, tai kontroliuoja vis tiek balkoną. Ir Edgaras pas mus keliavo prie jungle ir kopėtėlių. Jungle nieko nėra. Tai yra laiptukų. Taip, met, man atrodo, nelabai kas rimtai pavyks. Fly tiesiog, man atrodo, išmedžios. Bet dėja, apsikeičia kilais ir matom jau situaciją 2 prieš 3 ir turėtų minusuoti. Ar bus ketvirtasis raundas? Turėtų. MC1 prieš 2 žaidėjas, jo klačias, bet norėčiau, kad paimtų šitą raundą BSLT komandą. Respawnas vis tiek kontroliuoja šitą situaciją ir matom. Taip, yra 9-4. Va, hop. Labai gerai, 4 raundas, norėčiau, kad 5 ir 6 būtų. Na, vis dėlto neįdomu žiūrėti sausą žaidimą. Taip, čia matai vis tiek jau. Mirage'as nedūstas sausas. Jo, bent jau Mirage'as, bet norėčiau vis tiek cash'ą pažiūrėti arba season mapą. Šitie žemėlapiai irgi egzistuoja šitam turnyre. Ir tikrai norėtųsi pažiūrėti, kaip čia būtų. Ir Resfaunas padaro, žiūri, gali damdžią. Jo, aš kažkaip tai norėjau pažiūrėti, kaip jis iš vis nenumė šitą žaidėją. Na, jis tiesiog pataikė minimaliai per sieną, dėl to ir nenuėmė. Nu, bet gerai, damdžią vis tiek padaro, 17% tik palieka jam. Ir žiūrim toliau. Ir, kaip matau, NVRU vėlgi gerą poziciją, tikrai gerą poziciją turi. Galime žiūrėti ir jį. Gali išmedžioti dabar net 3 žaidėjus. Jeigu nepačekins, bet dėja, pačekina, bet NVRU minusuoja Techvan, to pačiu gauna. Na, Smile ir jau situacija 4 prieš 4. Na ir žiūrim toliau. B plantė vis tiek išlieka Fly, turi į savapą ir MC. Grinai, vat, kaip matom, B plantė. Prie Jailo, na ir visgi BSLT komanda pas mus keliavo per tunelį ir keliaus per konektorį, o konektorį jau vis tiek kontroliuoja šiek tiek ir Delectionas, to pačiu ir Stroj, yra Smokas, labai gerai. Ir argi pavyks. Delection! On fire! Nepavyks daugiau minusuoti. Bet gerą poziciją, vis tiek gerą poziciją turėjo. Ir jau situacija tiesiog 2 prieš 3. Jau keičia 2 prieš 2, bet vis tiek. O, geras, nagi. MC ir deda C4 respawnas. Na, Stroj paims 2 raudonus žaidėjus, galim taip sakyti. Na, 52% čia tikrai dar ne raudona. Undercoveris, 1 prieš Stroj. Na, pažiūrėsim, neblogą damage vis tiek padaro. Na ir tiesiog... Viens kitą gaudo. Ratukų. Ai, Undercoveris. Vis tiek normaliai. Dar vieną raundą savo komandai. Vis tiek normaliai, dar pakankamai normaliai sužaidė, vis tiek 5 raundą. Tiesiog mane girdė BSLT komanda, kad reikia 5 raundų ir galbūt 6 raundo. Reikėtų. Famai. 2 Famasai, CZ, Diglas ir Max 7. Svek, Max 7. YOLO, ja, gerai. Gerai, žiūrim jau paskutinį raundą. Ir, na, ar bus 10-5, ar bus 9-6. MC minusuoja respawnas, Small minusuoja NVRU ir tiesiog apsikeitimai kilais eilinį kartą. Na...
Kasgi dar? Small Vis tiek, turi turėtų. 76% gavęs damage. Ir turėtų vis tiek pagal viską, kad pagal ginkliukus iš MC komandos, tai turėtų vis dėlto komanda normaliai sužaist ir visai paimti Jau šitą ten dabar raundą. Small minusuoja. Taip, Fly. minusuoja Fly laisvai ir tuo pačiu Edgaras minusuoja Delectioną ir jau situacija tiesiog keičia 2 prieš 4. Na ir Stroj, tik turi CZ. Tiesiog matom Edgaras, Edgaras jo. minusuoja MC, kuris turėjo famą, na ir Stroj Stroj tik lieka iš prieš 4 konektoriaus. žaidėjus. Ir to labiau pareina iš konektoriaus ir man atrodo vis tiek jau 6 raundas tikrai keliaus pas mus į BSLT komandą. Na, nebent pavyktų pasidaryti dar kokį vieną minusą, bet jis apsuptas. Kažkas ten rašinėja, tipo, mes palaikom labiau BSLT komandą. Mes palaikom gražų CSGO žaidimą, tikrai. Būtent. Nei MC komanda, nei BSLT. Mes būtent už gražų CSGO žaidimą. Nes kad nebūtų sausainis. Ar būtų tikrai įdomu žiūrėti, kai rezultatas, pavyzdžiui, pasibaigtų 16-4 ar 16-5. Aš būtent sakau BSLT komandai daugiau imti raundą, kad nebūtų jokių tokių vat rezultatų, kad kaip vat būtent pasakiau prieš tai 16-5, ten 16-5-4. Ir ką, apsikeičia pusę. Taip, vis tiek aš mėgstu paaiškinti šiek tiek žmonėm. Ir rūšės per benamą, per tunelį, Ir per kitą konektorių. konektorių ir Konektorių ją. nuojasi. Komanda tiesiog per konektorių pas mus Maratoną rūšina. prabėga iš tikrųjų. Na ir gali lieka 3 pavykti. prieš 3. Jo, gali ir pavykti, to labiau, kad 2 žaidėjai dabar low. Ir Galėtų Delectionas. šiam Edgarą ir Small lieka su 11, HP Undercover su 100, na, būtent Undercover nusiema ir bus 10-6. Smile. Dabar turi 2 kilus daryti, bet 11% čia mažoka. Na ir žiūrim šiek tiek žemėlapį iš viršaus. Na ir man atrodo, Valhakas vis tiek man rodo normaliai. Jo, va dabar Delectioną žiūri, tai viskas puikiai. Turėtų vis tiek jau prigriebti ir 10 raundą. Jo, 10. Būtent minusuoja Small. Bet gaila, kad ne BSLT komanda nepaėmė šitą pistol raundą antros pusės, nes tikrai dabar sunku bus ištraukti, kur 10, ten 11 ir 12, manau. Nebent eko raundas, Nebent tai nesveikas pavyktų pavyks. būtent eko raundas, na, blogas rūšės. Kai vakar na, stebėjau, kai minimalios žaidė. granatos. Kai vakar irgi stebėjau, tai BSLT, man atrodo, komanda neblogą raundą eko paėmė. Nu, žiūrim vis tiek, 17 raundas. Šio žaidimo mačo. Ir žiūrim šiek tiek Kovos. žemėlapį iš viršaus. Ir Bet kol žiūrėjau jo, Fly. minusuoja Siema Fly. Galila. Ir kol kas vis tiek lietokai žaidžia pas mus na MC komanda, nenori, aišku, atiduot raundą, bet to pačiu jau atidavė būtent vieną žaidėją, būtent Fly. Ir Bet ką jie daro, tai jie bando minimaliai faking, bandyt būtent kaip ir Blitz darė už tą Jo, va dabar Ir jie Taekwondo vat irgi taip lenda pasinaudoja. Būtent tokių nelabai gerų taimų ir tiesiog minusuoja juos. Tai, na, nežinau, čia tokia galbūt minimali klaida, na, bet bent jau užtenka bent jau paklausyt, girdi, kad trepsi minimalių ten 2-3 aplantę ir tiesiog Taip. pasakai savo komandai. Ir ką, Navru minusuoja Smile ir jau keičia situaciją. 4 prieš 3 ir Aplantas tiesiog dabar Čia užima. respawnas. O, respawnas per smoką vis tiek gražų užgaudė. Undercoveris per smoką, damage'as ant varų lieka su 19 HP. Na, galėtų imti, bet pažiūrėsim visgi. Per Valhaką, kai žiūri, tai atrodo tiesiai šaudo, bet nepataiko. Jo, aš pastebėjau ir per kitus irgi streamus, kai šaudo, būtent kai, va, pavyzdžiui, dedat C4 ar defuzin. Ir taip gražiai šaudo, nu, vat, atrodo tikrai kyla padaryti, nu, bet vis tiek kažkur tai kulkas visai pro šalį. Ja. Na ir matom, Undercoveris 1 prieš 3 lieka, ir čia jau šansų Šito, didelių. Bet jau tiesiog jau užspaus, manau. Jo, iš visų Taip, pusių. bus. Ir tiesiog jau minusuon VRU ir 11. 6. 11-6, nu, šiek tiek padarė. Šiek tiek vis tiek pridarė kilų. Atsiprašau. Na ir 18 raundas. Dar one more eco raundas iš BSLT komandos. Ir vėlgi galim žiūrėti šiek tiek žemėlapį iš viršaus. Palieka vėlgi prie C4 iš vis per RS, paėmsi pas mus kontroliuoja centrą, Delectionas keliauja. Apskritai B plantą. Na, o Stroj su Nabrau per respawną ir Fly tik navą. Na ir žiūrim.
Eko, išbyst ir, na, Ir jam taip, pavyks man neblogą pasiekti poziciją šefą, na. turi ir neblogą damage vis tiek padaro. Būtent MC. Minusuojami tiesiog žaidėjai po vieną užgaudomi ir Na, eko raundas laisvai. sausas, na, nepavyks tikriausiai minusą pasidaryti Edgarui. Na ir kaip aš jau minėjau, kaip atminėjau, kur 10, ten 11 ir Na, 12, taip ir yra. Eko raundai nelabai sėkmingai iš Bisaltė komandas ir jau kaip matom vis tiek 12-6 rezultatas bus. Na ir reikėtų vis tiek kažkiek tai užsikabinti Bisaltė komandai. Bandyti daryti comebacką, visgi šių raundų tikrai mažoka. Norint, aišku, Jie dar tikrai laimėti. gali daugiau bent jau pagal savo galimybės. Vienu undercoveris yra spaunu. Taip, taip. Ir Bet jūs neturėkit nieko omeny, mes palaikom abi dvi komandas, arba nei vienos. Galim taip sakyti, tiesiog gražų žaidimą. gražų žaidimą ir tikrai pagal žaidėjo lygį. Žiūrėti sausą, arba žiūrėti tos pačius mepas, pavyzdžiui, kaip dūstas, ten rezultatas 16-1, 16-0. Jo. Dėl to Net ir, nėra kas dėl, streamint, dėl- jūs mūsų supraskit. dėl to ir minėjau, kad nebus streaminamas visas kovas grupių, o bus streaminamas tiesiog kaip pristatymų komandų. Aišku, kol jie žaidžia grupės, pristatom komandas. Iš tikrųjų, noriu pasakyti, kad jau va šitą kovelę iš lietuvių pusės jau paskutinė. Apskritai visas komandas jau pristatėm iš lietuvių komandos, kurios susiregistravo ir žaidžia šitam turnyrė. Ir noriu pasakyti, kad per CSGO Baltics YouTube galit pakartot. Tai yra pakartojimas, pažiūrėti Vots. kitaip, tariant jo, vat, kaip paminėjau, Vots. Visas ten yra ir šitos kovos irgi pakartojama, jeigu kažkas iš jūsų draugų pažįstamų negalėjo žiūrėti, vat, būtent šitą valandą, tai galės pažiūrėti vėliau. Na ir ką, kol mes šnekėjom, kol ir ne, kaip ir matom, nei vieno kill dar neįvyko ir vat ant tų žodžių respawnus visgi Taip. minusuoja Delekšiną ir kurgi keliauja apskritai nuo MC komanda. 2 iš rampos, kaip matom, offline iš namo. Ir matom, Nepavyks Edgarui būtent minusuoti, nes turėjo tikrai puikų šansą nusimti stroj, na, 52 laifus. Na ir dabar gerą šansą ir turi nuo MC komanda užimti Atlantą, MC minusuoja Smile. To pačiu, Dachlan minusuoja MC ir jau situacija 3 prieš 3. Na ir Reikia padėti su 4, būtent kol yra smokas. Ostro, neblogai per smoką nuima Dachlaną. Ir tiesiog, matom, apsikeitė Mikilas ir visi žaidėjai, galima sakyti, low dabar. Nu, geresnė situacija vis tiek nuo MC komandos, bet vis tiek visi low, galima sakyti. Minimaliai raudoni. Jep. Ir kaip matom dar, neblogą damage padarė. Ataveris 14 lieka. Va taip granatas geras būtų, va BAM! Sprogtų. Bet va žiūrėsim. Niekas tų neturi. Jo, niekai neturi jokių granatų. Ir čia nuo MC komandos. Dabar respawną ir... Ai. Undercover. Undercoveris tiesiog norėjo jau saugoti ginklą, bet neduoda jam net ir saugoti. 13-6 ir pinigėlių tai nėra jau pas Bisaltė komandos, galima sakyti, ir 14 raundas irgi keliaus. 3000 Diglui, nebent, CZ, na, bet aišku, jie to nedaro. Uspai. Jie žaidžia taip, kaip jie galvoja. Na, taip. Aš nieko nesakau, nieko neturiu blogo omeny. Na, žiūriu vėl žemėlapį šiek tiek. Jam Edgarą, kuris tikrai išlindo. O, neblogai, jie keturiese iš centro bandė prispaust, bet MC minusuoja 4 žaidėją ir padaro tiesiog mini eisą. Sekundės, būtent kaip prašo CSGO. Taip, ir vis tiek. Na, nėra ką laukti. Mini eisą Tiek padaro. didesnis, va taip, būtent didesnis tas šansas yra, kai užrušini per eką, na, bent kažkokius minusus pasidaryti. Pažiūrėk, ką dabar Bisaltė komanda sumastė. 2 vapa, 1 karas ir 2 MKs. Visai neblogas toks bai. Visai neblogas toks bai. Snaiperiaut bandys. Snaiperiaut, medžiot būtent nuo MC komandą. Mėsos. Jep, norėjau sakyti ant kebabų. Kebabų žmogienas. Oh, no. Ne, jokau, nereikia gadinti apetitą, galbūt kažkas dabar valgo. Skanaus. Jeigu kažkas valgo. Gerai, žiūrim vėlgi. Minusuojate Juan, vai pasidaro būtent antifragą. Šaunuolis. Ir vėlgi, kol kas, ramiai, viskas ramiai ant žemėlapio. Šiek tiek granatų. Šiek tiek feika. Ir man atrodo, Aplantas dabar bus. Ir man atrodo, tai Aplantas bus laisvai užimtas.
Respawn, būtent dėlė minusuoja respawną. Na, Ir man tada atrodo... mit C4. Negi čia match pointas keliaus jau pas... Skaras Savapas MK jau dabar nuėmė. Dėlė dar jau 3 minusus pasidaręs, jam pavyks pasidaryti mėneisą, dar neaišku. Dar laiko klausimas. Edgaras neblogai sužaidė su Skaru. Na, Edgaras būtent vienas lieka su Skaru. Ai, aš ne tą žaidėją žiūrėjau. Galėtų padaryti eisą. 3 kilai padaryti. Bet man atrodo, jau ir šansų didelį nėra. Tiesiog ir laiko minsuoja Navrų, bent ombinėjiąs padaro, bet tuo pačiu Navrų minsuoja Edgarą. Na ir ką, match pointas. Match pointas būtent pas MC komandą. Kaip matot, 15-6. Tuo vapai būtent iš jų pusės. Jo, ir tuo pažiūrėsiu. Ir nei vieno raundo visgi pas mus BizTLT komanda nepaėmė už gynybą. Ar čia bus jau 16-6? Na, čia aišku tik laiko klausimas. Na ir žiūrim vėlgi žemėlapį iš viršaus. MC su Delection pas mus kontroliuoja Mydą. Taip tariant, centriukas Troj. Irgi turbūt prisijungs arba keliausiu be plantą. Na, o Fly iš namo. Būtent tą plantę. Ir Navrų iš rampas. Na, žiūrim. Kągi sumastys. Kaip sužais šitą raundą, galbūt jiems. Ir šitas bus raundas paskutinis. Ir kaip matom, Tech1 jau gerą damedžią. Jam padaro 52% tik palieka. Ir kągi jiems daro, aš žiūrėjau pašokdamas iš Mydą, bando minusuoti undercover, kuris yra balkone. Ohoho, kai gauna dabar Edgaras. Tikrai nebloga. Jo, bet nebloga dabar. Galva pastato. Fly lieka tikrai raudonas, 22 HP. Na, būtent jį minusuoja dabar small, bet dar prieš tiem pavyksta pasidaryti minusą. Oh my god, MC. Kaip minusuoja? 16-6. MC komanda laimė prieš BizTLT. Taip, 16-6 ir šiandien GG. Taip, toks pas mus vat rezultatas. NVRU ir Undercoveris buvo savo komandų MVP, jeigu kam nors įdomu. Taip, man labai įdomu. Aš disconnectą padariau, kažkaip tai nes iš karto pastebėjau. Ir kažkaip pamiršau apie tos MVP. Nu ir ką, visgi pas mus ir laimė. Nu, MC komanda prieš BizTLT su rezultatu 16-6, būtent mirė žemėlapį. Bet būtent pagal balsavimą, dabar aš irgi pasižiūrėjau, tai BizTLT turėjo laimėti. Jo, 52% balsavo, bet vis tiek. Už labai balsavau. Jo, Kem 7% jo už nuo MC. Na ir ką, šiandien kaip ir viskas, ir jeigu tai pašnekėt apie grupės, tuoj vat pašnekėsim, tik pranešiu dėl savaitgalį būtent laukia friendly matches, tai yra draugiškas matches Team Chaotic prieš Victoria Forte. Čia 2 lietuvių komandos ir jis žais būtent čia šeštadienį, toks draugiškas matchas. Jeigu norėsit, aišku, prisijunkit. Na, kaip sakant, transliacija pradžia, tai aišku informuos per CSGO Baltics grupę, jeigu busit prisijungę prie Steam'o. Na ir jeigu pažiūrėt dabar į grupės, pažiūrėsim kiek ten kovikių tai liko. Kaip jau ir minėjau, vat 5 grupė CSGO Baltics Pro lygos šiandien jau paskutinę kovą sužaidė ir visos kovos jau sužaistus. Labai šaunu, kad va šitą grupę greitai sužaidė. Gerai, aš kol kas užfiksuosiu rezultatą. Jokingas vienas dalykas dabar pasižiūrėjau. Koks? Tiesiog tie žmonės, kurie anksčiau verkdavo, kad jiems niekas nepraneša apie streamus ir visą kitą, dabar patys lyvino grupę, tai kame logika. Nu, jo. Kame logika. Jo, vat keistumą žmonės. Gerai, aš uždarau tada 5 grupę jau. Jie visi sužaidė, užrakinti. Aš atrakinsiu. Dar reikia nieko atrakinėti. Gerai, jeigu pažiūrėti į 6 grupę, kur Estija, tai ten dar 4 kovos. Nu, kaip lėtai žaidžia. Mažai komandų ir taip lėtai žaidžia. Come on. Jeigu pažiūrėti grupę 3, irgi lietuvių grupė liko 1, 2 kovos. O, šaunoliai. Grupė 3, būtent lietuvių irgi. Toj turėtų baigti žaisti. Gerai, 4 grupė, Latvių grupė ir ten 2 kovį, 3. Nu, jie irgi jau greitai pasibaigs.
Ir vat, kaip ir aš minėjau, antra grupė labai žiauriai lėtai žaidžia. Lietuvių grupė, ten net kiek kovikių liko? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kovo. Come on. Žaiskit greičiau, hebra. Na, į grupę. Pirma grupė, Latvių grupė, ten liko 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu irgi kažkaip, tai va, 2 tos grupės labai lėtai žaidžia. Bet aš dabar norėjau pasakyti, tu mane vis pertrauki. Aš kalbėjau būtent su General Gaming nariu Unbornu ir aš nelabai supratau, ką jis turėjo omeny, bet jis pasakė, kad antra vieta grupė jam tikrai yra garantuota, tai galbūt jie jau seniausiai sužydė tiesiog. Mes neturim būtent tų rezultatų. Ai, nu, nes matai, aš užsuku į My Revenge ir ten irgi pažiūriu, kaip ten bendrauja. Apritkai komandos ir aš nemačiau tinkamų rezultatų. Tai ir neturiu tiesiog informacijos. Jeigu turėčiau, jau senai surašyčiau, aš greitai reaguoju į tai. Tai va, tokia va trumpa informacija apskritai, kas artimiausių metų laukia. Na, jeigu kalbant apie CSGO Baltics Pro lygą, tikriausiai galbūt pažiūrėsim dar kokią vieną kovą iš Estijos grupės arba iš Latvijos, nes, kaip jau minėjau, lietuvių komandos visas jau pristatėm, visas jau žiūrėjom. Kažką daugiau, kažką mažiau. Na ir kaip minėjau, šeštadienį laukia draugiškas mačas ir grupės dar turi laiko sužaisti iki galo. Na ir kaip sakant, nepamirškit prisijungti prie Facebooką, būtent prie CSGO Lietuva Facebooko grupę. Ir jeigu taip kalbant apie Hitboxą, Hitboxas yra, kai kurie klausinė, Hitboxas yra tik partneris šito turnyro. Tai yra CSGO Baltics Pro lygos. Tai galite irgi followint, na ir nepamirškite irgi užsukti į Twitch'ą GGVP CSGO, irgi ten pafollowinti, jeigu naudojate lietuvišką versiją, spausti siekti. Na ir kaip irgi minėjau, dėl tų transliacijų, kad laikų žinotumėt, prisijungti prie Steam community grupės, tai yra CSGO Baltics. Jo, laukiam jau 1000, nes ten jau judam link 1000 memberių. Na ir kaip irgi dėl tų bots, tai yra tos transliacijos, kurios negalėjo tiesiogiai pažiūrėti, galbūt kažkos jūsų draugas, arba tiesiog norit pakartojimą. Jo, arba pusę praleid, galite pažiūrėti būtent CSGO Baltics, vėlgi, būtent YouTube kanale. Nepamirškite, jeigu prenumeruoti, kitaip subscribe. Like, subscribe, share, comment. Ir ką, tada iki kito karto ir gerą būtent jums vakaro. Linki būtent Inox ir GGVP studija. I've lost count of the ways I've tried to shut this down.